Labas rytas. Šiandien yra 11, tai finišo tiesioji. Šiandien užbaigsim žygį. Čia mėgojam prie tokio žiūriukalo. Gritsko jezero ant kalno, 2 aukštis. Vandenukas skaidrus. Nesimaudžiau, nes tie melai sukaitęs visas, drebuliai ėmė. Nu ką, ruošiamės judėtimės. Ten dar viena palapinė antis. Miega žmogus. Na čia jau viskas mums. Kiek čia beliko, kokio 12 kilų berods. Greit sueisim. Visą laiką leistis reikės. Tai va, tiek žinių. Ant galo susitiksime. Bet kokiu atveju. Sakė, žmona štinė šiandien esu. Labiausiai iš visų dienų buvo biški šaltoka mėgoti, nes aukštis. Gal 10 laipsnių buvo, man atrodo. 10 laipsnių jo buvo kažkur tais. Tai va, gerbėmiai, susitiksime beeinant ir pabaigoje. Dar tenka paskutinę dieną ir tokiais va eiti. Kol išeisim į normalų taką. Kur? Ai va. Taip, taip. Taip, taip. Nu ir šiandien pagaliau jaučiu. Va ir ženklas. Gražiam paskutinį kartą tokiais kalnais. Jau leidžiamės link miesto. Nežinau, gal ir bus dar ten vaizdų. Nu, bet jau reikia atsisveikinti po biškį. Šiandien tokia kaip kalnų mini perėja, tokia nedidžiulė. Bet čia turėtų matytis Plavas, mūsų finišo miestas. Jo. Ten, man atrodo, va Plavas. Ką leidžiamės, Plavas vis artėja. Jau esame aukštyje 1568. Nuėję 5 kilus 500. Tai vat Plavas artėja. Aišku, ir nuotaikos mūsų visai kitokios. Ir taip toliau. O, tai išlysim kažkokią pievą. Vaizdą platesnių. Op. Tai už posūkio gal bus tas Plavas. Ne, už posūkio negali būti Plavas. O, yra nameliai. Atsigert galėsime. O žmonės taip ir gyvena. Nieko jiems nereikia, žinokit, kokie būna mieli kiti. Aišku, gal jie mumis mato kaip eurus, piniginė kokia. Nu, bet kiti tai dosnumas, tas gerumas žmonių yra nerealus. Jau patyrėm tą, matėm.
žiauriai nerealiai. Plavas bus už tos kalvos. Kaklo kamera ir sunku eiti nuokalnet. Ką? Nežinau kaip čia. Čia gausis, man atrodo, va, ten lankas link plavo. Kaip žiūrėjau žemėlapį. Vis Peak of Balkans. Ženkliukai lydi. Paskutinius tos kilometrus. Oficialus takas. Va, kad ir toksai, va, oficialus takas skaitis. Upelis. Upelis. Tai susikišu laidą. Kad šaka kokia neužkliūtų, neištrauktų. Išžygiuojame. Nu ir kaip praeit pro tą lazdutę. Žinau, tai praeisim. Vis tiek praeisim. Prancūzijoje, atsimenu, kai jam aplink Montblaną, tai buvo tokia didelė srovė. Tai mums reikėjo ją praeiti. Tai jam kiaurai, va taip per vandenį. Sušlapom, tai per dieną batai su Gore-Texu išdžiuvo. Ne per dieną, o per kokias 3-4 valandas, man atrodo, išdžiuvo. Nes buvo didelis vėjas, tai praputė migam ten tą Gore-Texą. Iš dalies gerai, vat. O tas Gore-Texas, aišku, jeigu lietus lytų, tai ir atlaikytų tą lietų. Bet kai kiši tokią srauningą upelį batą, tai aišku, jutau, kad tai po biškį mirksta tas batas permirksta vis tiek. 1 hour, jeden sat. The flag, 1 hour, yes. Home. Yes. Home. Yeah, plow. Yes, Now is plow of Geradi, yes. To plow finish. 1 hour. Okay. Yes. Izvolite. Ir pirmoji panorama į plavą. Mūsų finišas. Oi. O mes ten pradėjom kilom į tos kalnus. O dvi mečetės stovi, viena tolumoje, viena čia arčiau. Kaip pirmą dieną aš jums ir nepapasakoju. Mes kai mėgojom naktį, aš girdėjau tas maldas, kai būna Azijoje tenais, musulmoniškose šalyse, naktį per mikrofonus. Ir dabar, vat, nesenai, matyt, 12 valandų buvo lygiai, vyko irgi kažkas, leido per savo tus mikrofonus, tas maldas. Ką, plavas? Čia jau mums pipina gal, kad mes pareinam. Pažiūrim. Va, tą vieną mečetį ir antrą iš karto. Šiaip, Juodkalnijai, nežinau, neminėjau, stačiatikių dauguma yra ten 70%, kaip pavyzdys. Plius minus, dabar tiksliau tų rodmenų nepasakysiu. Paskui ten eina musulmonų 20, paskui dar kažkokių tenais makalinių ir Romos katalikų tik tais 3 ar 5%. Tai va, pigiausia mašina. Ką jau plavę esam, einam link savo pirminio tašką, trešinė kokia didelė. Pažiūrėkit. Per tas garsiakalbis mikrofonas buvo maldas. Čia nesenai, kai leidomis nuo kalno girdėjom.
O, žiūrėk, kaip musulmonų kapinaitis, kaip įdomiai atrodo. Kur saulė leidžias, man atrodo, ten. Įdomi. Biški netvarkingos, ten tvarkingesnis. Man dar turistų išlindo haikeriai. Ai, va, musulmonai irgi. Einam į kitą pusę.